Galiu Jums pavyzdį pasakyti, paprastą, labai linksmą netgi, kaip dirbame kampanijos metu su žiniasklaida. Atvažiuojame į regioną. Neminėsiu Jūsų regiono, aplamai į regioną. Ir sakome, kad organizuojame preskonferenciją. Atvažiuoja žiniasklaida ir klausia, o ar Jūs mokėsite mums pinigus už tai, kad mes atvažiavome? Aš sakau, bet aš nieko neužsakau. Aš nereklamuoju savęs. Yra įvykis, žinia. Grybauskaitė atvažiavo. Norit rašot, norit nerašot. Pagal įstatymą, už tai, kad yra informacija tik žiniuose, imti pinigų negalima. Tada jau mums sako, ale Jūs ir kažkaip keistai kalbat. Ale Lietuvoje tai priimta. Kas priimta? Korumpuot ir žiniasklaida priimta. O vat aš nenoriu, kaip priimta. Ir pradedu nuo savęs. Taip, kaip privalom daryti įstatymo nustatytose rėmuose. Tai vat ir pradėsime nuo savęs. Ir tai eina ir savivaldybėje, neduosit kyšių, nebus ir korupcijos. Tas pats ir su policija, tas pats ir su kitame lygyje.